Tolimoje pievoje, tarp gėlių, jaukiame namelyje gyvena mažas meškiukas Rudnosiukas. Kiekvieną rytą jį pažadina paukštelių čiulbėjimas ir saulutės spinduliukai, kurie švelniai kutena jo nosytę. Šį rytą meškutis Rudnosiukas atsibudo su didžiulė šypsena. "Atostogos!" sušuko jis ir pašoko iš laimės. Mat šiandien jis suplanavo leistis į vasaros atostogų nuotykį. Meškutis susidėjo daiktus į savo mažą kuprinę, uogienės stiklainį, sausainių, hamaką bei kibirėlį uogoms, nes kas žino, gal ras uogų miške. Susiruošęs bei labai laimingas Rudnosiukas žingsniavo miško takeliu, dainavo daineles ir mojavo visiems pakeliui. "Sveika vasarėlė, sveika saulytė, sveiki drugeliai." Netrukus jis sutiko savo draugę Voverytę, kuri rinko riešutėlius miške. "Kur eini, Rudnosiuk?" pasiteiravo Voverytė. "Atostogauti, pasikabinsiu hamaką tarp medžių, valgysiu uogienę ir miegosiu po žvaigždėmis." Skamba smagiai, nusišypsojo Voverytė. "Gal galiu eiti kartu?" "Žinoma," nudžiugo Rudnosiukas, "atostogos smagiausios su draugais." Kartu jie žingsniavo toliau ieškoti vasaros nuotykių. Diena buvo karšta, tad draugai nutarė keliauti prie miško ežero. Atvykę abu linksmai taškėsi vandenyje, plukdė lapų laivelius bei stebėjo spalvotas žuvytes po vandeniu. Na, o po maudynių norėjosi užkąsti, tad Rudnosiukas surėšė pikniką. Padėjo ant žolės sausainius bei uogienės stiklainį, o Voverytė atsinešė traškiausių riešutėlių. Apsilaižė meškiukas. "Čia pačios skaniausios atostogos." Po pietų atėjo laikas pailsėti, tad draugai pasikabino hamaką tarp dviejų pušų. Abu tilpo, tik reikėjo susispausti, bet tai buvo labai smagu. Hamakas siūbavo, draugai kikeno ir žiūrėjo į mėlyną dangų. Tik staiga pradėjo rinktis tamsus debesys, pakilo vėjas ir pradėjo lyti. "Greitai!" sušuko Rudnosiukas, "į mano slėptuvę po didelę eglę." Jie bėgo juokdamiesi ir šokinėdami per balutes, kol pasislėpė po plačiomis eglės šakomis. Lietus barbeno virš galvos, bet niekam nebuvo baisu. Jie jaukiai sėdėjo po egle ir dalijosi uogomis, kurias pakeliui surinko miške. "Vau!" tyliai pasakė Voveriukė. "Vasaros lietus irgi yra nuotykis." Rudnosiukas nusišypsojo. "Žinai, kas yra geriausios atostogos? Kai daliniesi viskuo su draugais, ir uogiene, ir saule, ir lietumi." Na, o lietus baigėsi taip greitai, kaip prasidėjo. Virš ežero suspindo vaivorykštė, spalvota ir didelė, tarsi milžiniškas tiltas. "Va čia tai vasara!" sušuko meškutis Rudnosiukas, o jo širdelė buvo kupina džiaugsmo. Jis apkabino savo draugę Voverytę ir jie drauge žiūrėjo vaivorykštės nuspalvintą dangų. Tai buvo smagiausias meškučio Rudnosiuko vasaros nuotykis. O kaip prabėgo tavo vasara? Ar galėtum prisiminti ir papasakoti smagiausią savo vasaros nuotykį? Ačiū, kad žiūrėjote ir kviečiame prenumeruoti mūsų kanalą, nes jis nuolat pildysis tokiomis smagiomis pasakėlėmis kaip ši. Viso ir iki kitų kartų.